Labą dieną. Mes norėtume paklausti vieno klausimą. Ai, mūsų vardai, gerai, pasakyk savo vardą. Tai čia taip ir mūsų tokia laida yra su tokia nesąmonė. Gerai. Bet čia reikia mums ramių veidų, normaliai viską. Labą dieną, mes esame laida Meidų Nemuno Vingis. Aš esu Alioša. Ai, pamiršau mikrofoną. Aš esu Onutė. Mes dabar apklausinėsime praeinančius žmonės vienu svarbiu klausimu dėl telefoninių sukčių. Labai svarbus klausimas. Labai svarbu. Labą dieną, mes galim paklausyti vieną klausimą. Ar esate nukentėję nuo telefoninių sukčių? Sveiki šampūnų naudotojai. Ar jūsų plaukai riebaluojasi? Taip. Ar jūsų plaukų galiukai lūžinėja? Taip. Tada jūs turite išbandyti naują šampūną. Šampūnas! Grįžome iš po reklaminės pauzės ir toliau gausdysime žmonės. Gražin. Čia mikrofonas man. Mes dar kartą apklausime žmonių, praeivių, atsitiktinių. Vieną klausimą. Ar esate jūs nukentėję kada nors nuo telefoninių sukčių ar kitų sukčių? Ką sakei? Ką sakei? Sukčių. Tau reikėjo pakartoti dar vieną klausimą. Aš nebijau. Tai tu pripras prie mano kaip trispa. Ar esate kada nors nukentėję nuo telefoninių sukčių? Ką sakei? Ar esate nukentėję nuo telefoninių sukčių? Atsimeni tavo mamai, kad Prieš 5 metus atsimeni. tada, kai mes Gana, iš ten nusiškaulio atrodo 500. Reklama! Štai mes vėl grįžame iš reklaminės pauzės, tikiuosi jums patiko. Ir mes jau... Taip padaryti. Štai mes ir vėl grįžame iš reklaminės pauzės. Ir vėl einame kalbinti žmonių. Šįkart paskutinis. Ačiū Dievui. Labą dieną. Aš norėtume paklausti jūsų vieną klausimą. Ar esate kada nors nukentėję nuo telefoninių sukčių? Tu net neįsivaizduoji, kaip yra nukentėję